Mes esame Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmuose. Vietoje, kurioje ištisus amžius jungiasi Europos dinastijų, kultūros, ekonomikos ir politikos tradicijos. Vietoje, kurioje kaip ir prieš šimtmečius, taip ir dabar pažymimi svarbiausi Lietuvos įvykiai. Šiandien čia jungiasi istorija ir šiuolaikinės technologijos, tradicijos ir modernumas. Čia įsiplieskia energija, kuri atsiremdama į praeitį tampa dar stipresnė ir tvaresnė. Besibaigiant 2015 metams žengėme dar vieną svarbų žingsnį įtvirtinantį Lietuvą Europos energetinėje erdvėje. Tarptautinės elektros jungtys Nord-Balt ir Litpol-Link sujungė Lietuvą su Švedija ir Lenkija, o tuo pačiu su vakarų ir šiaurės Europos elektros sistemomis. Lietuva tampa regiono elektros srautų kryžkelę, jungiančią kaimyninės elektros sistemas. Šiandien simbolinio naujųjų elektros jungčių Litpol-Link ir Nord-Balt įjungimo į sistemą šventė. 25 metus ginčiojomės, mėginome pasiekti tą tikrą, ne tik politinę nepriklausomybę, bet ir tokią nepriklausomybę, kuri galėtų leisti mums spręsti patiems, kaip vystytis ir kaip kurti savo valstybę. Padarėme daug, nors galėjome ir greičiau. Bet vis tik demonstruojame šiandien ir šalies politinę brandą. Viena vyriausybė sugebėjo priimti sprendimus konkrečiai dėl šių jungčių, kita sugebėjo ir turėjo pakankamai kantrybės. Netgi kartais kovodama su savo partijos vidinė rezistencija užbaigti projektus. Ir tai gerai. Taigi šiandien įjungsime elektros jungtis tarp Klaipėdos ir Nybrų, Alytaus ir Elko. Šį simbolinį aktą atliksime čia, Lietuvos valdovų rūmuose. Greta istorinių ir kultūrinių saitų Baltijos jūros regionas su kontinentinė Europa nuo šiol jungs ir energetikos tiltai. Džiugu, kad jungtis stiprins elektros energijos tiekimo patikimumą, mažins vartotojų energijos sąnaudas, stiprins skandinaviško verslo kultūrą mūsų šalyse, ko ir siekiame. Svarbiausia šiandien yra tai, jog visi kartu kuriame tai, kas yra nauja ir strategiškai svarbu visam regionui ir visai Europai. Pavyzdžiui, jungtis su Švedija yra trečia ilgiausia pasaulyje ir viena sudėtingiausių technologiškai. Ir ją turime mes, Baltijos šalis. Nutiesia jungtis ir stipriname ne tik savo stabilumą ir solidarumą, bet taip pat naikiname ir priklausomybę. Tai daromi kurdami naują elektros energijos rinką, tokios, kokia atsiranda su jungtimis iki šiol nebuvo. Dabar ne tik Lenkijoje ar Švedijoje, bet ir Vokietijoje bei Danijoje pagaminta elektra galės atsirasti Baltijos šalyse. Ir žinoma atvirkščiai. Elektra iš Baltijos šalių galės konkuruoti rinkose, kurios buvo mums neprieinamos. Be abejonės, tai ir strateginis, ir istorinis pasiekimas. Prieš 2 savaitės Jungtinių tautų klimato kaitos konferencijoje pristatėme savo patirtį, kaip sėkmingai derinti ekonominio augimo ir aplinkos apsaugos, tai yra gamtą tausojančius tikslus. Tai būtent Nord-Balt ir Litpol-Link suteiks mums dar vieną galimybę tausoti gamtą ir vystyti žaliai. Tai labai konkretus mūsų įnašas į kovą su klimato kaita. Ir ne tik tai Lietuvoje, o visame pasaulyje. Todėl savo ryžtu ir atkuklumu mes visi pelnėme Europos energetinės sąjungos kūrimo lyderių vardą. Nebereikalo taip mus vadina. Ir ne tik Europoje, bet ir NATO. Tai valstybės sutelktumo, toliaregiškumo ir sėkmingos partnerystės pavyzdys tiek viduje, tiek išorėje su mūsų partneriais. Todėl tegul ši sėkmė padrąsina Lietuvą, Baltijos regioną ir visą Europos Sąjungą. Toliau plėtoti strateginę energetinę integraciją ir kurti Europinę energetinę sąjungą. Izoliuotą energetinę salą Baltijos jūros regione mes jau pavertėme Baltijos energetikos žiedu. Todėl puoselėkime ir stiprinkime jį. Tam reikės dar daug politinės valios, profesionalios diplomatijos ir tvirto ryžto, kad pilnai galėtume sinchronizuoti save su vakarų Europos tinklais. Bet kokiu atveju padarėme tai,
ką reikėjo padaryti ir padarėme visi kartu. Visi kartu Lietuvoje, visi kartu su mūsų partneriais aplink Lietuvą. Todėl dėkoju ir sveikinu visiems, ir švedams, ir Baltijos mūsų broliams, ir Lenkijai, už tai, kad buvo kartu su mumis, už tai, kad suprato svarbą šių projektų. Todėl visus sveikinu dar kartą ir linkiu sėkmės. Litpol Link tai pirmoji Lietuvoje 400 kV įtampos oro linija, kuri 51 km driekėsi Alytaus ir Lazdijų rajonuose, o kitus 112 km nusitęsė Lenkijos teritorijoje per Palenkės ir Varmijos Mazūrijos vaivadijas. Litpol Link projekto investicijos Lenkijoje siekia 430 milijonų eurų. Pusę iš jų finansavo Europos Sąjunga. Lietuvoje pirmosios 400 kV įtampos oro linijos, skirstyklos ir aukštos įtampos nuolatinės srovės keitiklių stoties šalia Alytaus statyboms skirta 130 milijonų eurų. ES indėlis sudaro 30,4 milijonų eurų. Nordbalt jungties projektavimo investicijos dar įspūdingesnės. Kabelio gamyba, jo klojimas ir įgilinimas Baltijos jūros dugne ir aukštos įtampos nuolatinės srovės keitiklių statyba bei įrengimai abiejose jungties galuose siekia 550 milijonų eurų. Ženkli buvo ir ES pagalba. Finansuota investicijų dalis yra 131 milijonas eurų, likusius kaštus Lietuva ir Švedija dalyjasi pusiau. Nordbalt jungtį drauge pastatė, o dabar bendrai valdo Lietuvos ir Švedijos elektros perdavimo sistemų operatoriai Litgrid ir Svenska Kraftnät. Gerbėmieji, po mano ženklo, ištiesę ranką virš spindulio, jūs tapsite simbolinio įjungimo liudininkais. Taigi, tarptautinių elektros jungčių Litpol Link ir Nordbalt simbolinis įjungimas atliktas. Dėkoju garbės svečiams.